Ar realu, kad Lietuva pralaimės milijardą eurų Baltarusijai byloje dėl nutraukto trąšų tranzito? Ar bus asmeninė atsakomybė dėl to? Čia juridiniai kabliukai visi, ar ne? Aš bijau, kad taip gali būti. Aš norėčiau, kad taip nebūtų, ar ne? Bet aš bijau, kad taip gali būti. Tai čia pirmas. Antras, tai tokiu atveju tada, jeigu mes ekonominius sankcijus, tada ekonominius prekybinius santykius su Baltarusija atnaujinam, tai tada dėrybų būtų objektas, mūsų ankstesnė valdžia, pasikarščiavo, pagriešino, bet mes dabar nusiteikę kitaip, susitarėm šitoj vietoj. Jeigu ten Lietuva ką nors pralaimėtų, ar ne? Bet teoriškai imant, tai tokia tikimybė yra labai didelė. O paskui kokia dar antra dalis buvo? Dėl asmeninės atsakomybės, ar turėtų nešti asmeninę atsakomybę, būtent, nes, kaip sakant, už kiekvienos priežasties visada yra vardas ir pavardė. Ne? Taip. Juridinė problema čia yra. Pagal Lietuvos įstatymus tos asmeninės atsakomybės nėra ir jos išreikalauti normaliai negalima, nes visur bus kolektyvinis sprendimas. Kaip pavyzdys yra, ministrų kabinetas susirenka ir kolektyvinis sprendimas ministrų kabineto nutarimas, toks ir toks. Ir nieks nekaltas, nėra atsakingo. Čia specialiai sąmoningai padaryta. Aš esu už tai, kad būtų atsakomybė. Aš žinau juridinius kabliukus, kaip man atsakytų, kad tos atsakomybės negali būti, nes tada žmogus bijos priimti sprendimus ir taip toliau, ir taip toliau. Šitą aš viską suvokiu. Bet juridinius klausimų aspektą aš suvokiu, kaip blogai asmeninė atsakomybė, nes tai paralyžiuoja darbą. Bet išspręskime šitą klausimą. Aš už asmeninę atsakomybę. Baigiau.